2002 metais energingiausi Dominės žmonės susibūrė į krūvą, ėmė svarstyti, kaipgi čia dabar mums elgtis visoje šitoje bendroje Lietuvos situacijoje, kad kaime žmonės nepasimestų ir kad ir bėdoje, ir džiaugsme galėtume būti kartu ir bendrai gražiai kurti savo ir vaikų ateitį. 2003 metais vasario 13 dieną įvyko steigiamasis bendruomenės narių susirinkimas ir susirinko 58 žmonės. Tai ir projektas Gražiais darbais ir gėlių žiedais puoškime Dominę kiekvienais metais vykdomas. Jo metu mes didžiausią dėmesį skiriame į gražiausių ir tvarkingiausių sodybų išrinkimą ir puoselėjimą. Tai skatiname kuo gražiau ir jaukiau gyventi. Didžiausia Dominės šventė bendruomenės yra Antoninių atlaidai ir vadinamasis pakermošis. Mes atgyvinome tą tradiciją seną lietuvišką ir po pamaldų bažnytėliai labai smagiai čia mūsų šitoj pieveliai prie senojo dvaro sukasi poros, linksminasi, žaidžia vaikučiai. Na, o didžiausias mūsų turtas ir pasididžiavimas tai yra mūsų senasis dvaras, kuris šiandien yra iš tikrųjų gyvas. Kaip jūs pastebėjote, čia verda visa mūsų bendruomenės veikla. Ir galų gale netgi ir visos ir šeimos šventės, ir liūdnos minutės, nes čia bendruomenė savo iniciatyva yra iniciatyva rūpesčių ir netgi lėšomis. Pati bendruomenė yra įsirenkusi šarvojimo patalpas, kuriomis labai visi džiaugiamės iš tikrųjų. Biblioteka Adominėje yra įkurta 1950 metais. Į dvaro patalpas biblioteka yra įkelta 1956 metais. Dvaras pradėtas restauruoti apie 1990 metus ir į atremontuotas dvaro patalpas biblioteka įkelta 1996 metais. Šiuo metu biblioteka dalyvauja bibliotekos pažangai konkurse, bibliotekos ir bendruomenės pristatymas informacinių priemonių pagalba. Laimėjome fotoaparatą, filmavimo kamerą. Pavasarį turėjom čia mokymus tokius Adominiai, vadinasi Keičiu veiklą. Tai žmonėm, kurie norėjo pakeisti, kaip pasakyti, nuo žemės ūkio perėjo kažkokių tai kitokių veiklų. Mokėmės dekupažo, vėlimo ir papuošalų gamybos. Dalyvavo nemažai moterų, čia mūsų po 30 buvo. Eksponuoti, tai ne, bet pati pasipuošiu, paeksponuoju draugiam. Stovėdama prieš šių drabužių krūvos, aš visada galvoju, kokie mūsų bendruomeniai geri žmonės. Labai skaudu, kada yra žmonių, kuriems reikia padėti. O štai ateina moteris ir siūlosi savo daiktus, kurie nereikalingi, atiduoti, o po to aš labai žinau gerai, kuriom šeimom ko reikia. Va štai ir dabar. Rimutė deda, turbūt čia bus katinama, ne? Baltušnikam patalynės reiktų. Mūsų Adominės moteris labai garsėja bulkutėm, o tos bulkutės yra gana senas receptas ir jos naudojamos buvo seniau laidotuvėse, krikštynose ir jos ypatingos tuo, kad jos valgomos su padažu karštu. Mes čia kol kas turime tik 2 sūrius. Bet mūsų Adominietė šeimininkės sūrių švieventai prigamina tiek sūrių. Reikėtų atvažiuoti ir pasižiūrėti, todėl kad sūriai gaminami ir iš morkų, ir iš mėsos, ir iš grybų, ir, žodžiu, rauginto pieno, ir saldaus pieno, ir su viskuo. Labai labai skanūs ir visi labai gyrė, kas tik atvažiuoja mūsų šventę. Todėl visus kviečiame į netradicinio sūrio šventę Dominėje.